Ar stiklinė pusiau tuščia, ar pusiau pilna. Šiandien tai mažai svarbu. Svarbiausia, kas ją išgeria. Ar pagalvoji, kaip efektyviai tu pristatai idėjas auditorijai, ar kalbėdamas su vienu pašnekovu. Verta mokytis kalbėti įtaigiau. Pavyzdžiui, kaip pristatytum pačią paprasčiausią stiklinę. Net jei neprekiauji stiklo gaminiais. Ir jei sakai, čia dabar, ką man to reikia? Sutik, šiandien mes visi sprendimų inžinieriai. Ir visi kažką parduodame. O išmokęs įtaigiai pristatyti, kad ir pačią paprasčiausią stiklinę, daug geriau suvoksi ir kitus poveikio principus. Jo labiau, kad kalbėti metodiškai įtaigiau. Išmoksi tik metodiškai taip kalbėdamas. Taigi, ramiai savo pagalvok. Ką dabar papasakotum apie šią stiklinę? Panorėjęs, briaunuotos stiklinės istoriją galėtum atskleisti visą Sovietų Sąjungos istoriją. Žinoma, gali papasakot kažką ir poetiškai, apie gyvenimą su stikline ar be jos. Bet jei suvoki, ko sieki savo pasakojimu, kelias į tikslą tampa daug aiškesnis. Štai vienas paprastas ir išbandytas būdas kiekvieną pasakojimą paversti įtaigesniu. Kaip manai, kas yra vienas iš didžiausią poveikį darančių žodžių bet kuria kalba? Turbūt neatspėjai, nes tai ne vienas iš jų. Harvardo profesorė, psichologė Ellen Langer dar prieš kokius 30 metų puikiai pademonstravo, kad šis žodis yra pats paprasčiausias todėl. Ir su juo susidurėm nuo pat vaikystės. Prisimeni? O kodėl tavo tokios didelės akys? Todėl, kad tave geriau matyčiau. Šiandien šį elementarų būdą ir pabandysiu, pasakodami apie pačią paprasčiausią stiklinę. Ir jei dabar žiūrėdamas ją sakai savo, stiklinė kaip stiklinė, kągi čia apie ją pasakysi? Matyt, sutiksiu su tuo, kad pirmiausia verta išsiaiškinti stiklinės privalumus pačiam, kad galėtum apie juos įtikinančiai papasakoti kitiem. Ir jei pristatęs privalumus dar juos gerai paaiškinsi ir argumentuosi, tavo pasakojimas garantuotai taps gerokai įtaigesniu. Važiuojam. Jei dabar per maždaug 40 sekundžių tau paaiškinsiu, kodėl ši stiklinė yra vienas iš populiariausių indų pasaulyje, tau bus įdomu. Štai ir pastebėjai, koks masyvus stiklinės dugnas. Todėl net pustuštė ar visiškai tuščia stiklinė stabiliai stovi ant bet kurio paviršiaus. Namuose ar išvykoje. Ir jai visiškai nebaisus nei vėjas, nei kažkokie sukrėtimai. Dabar jei pažvelgsi į briaunas, suprasi, kad tai irgi didžiulis dizaino privalumas. Nes briaunas leidžia stiklinę laikyti tvirtai. Ar maža, ar drėgna, ar didelė, ar silpna ranka. Be to, jos suteikia stikliniai nepaprasto tvirtumo. Matai? Stiklinė puikiausiai permatoma. Todėl visada tiksliai matysi, kiek ir ko yra įpilta. Akivaizdu, kad stiklinė gali tarnauti kaip puikus matavimo įrankis. Ir ši plati bebriaunė juosta viršuje nėra šiaip savo. Pirmiausia, yra patogumo dėliai, kad lūpomis nereiktų liesti briaunų. O antras dalykas yra tai, kad tai puikiai žyma matavimui. Verta pastebėti ir kokios storos stiklinės sienelės. Gamintojai stiklo akivaizdžiai netaupė. Todėl iš šios stiklinės gerti patogu ir saugu. Gali nebijot, kad netyčia atsikasi stiklinės gabaliuką. Ir stiklinės skersmuo yra optimalus ir mažiems, ir dideliems. Pastebėk, kad stiklinė nei per maža, nei per didelė, nes standartinis 250 ml dydis yra optimaliausias. Taip stiklinę patogiausia saugoti, plauti, naudoti matavimui, transportuoti ar net sudėti vieną į kitą. Jauti? Net ir po tokio trumpo pasakojimo ši stiklinė tapo kitokia, nes argumentuotai vardindamas bet kurio dalyko ar idėjos privalumus, tu pasakoji daug įtaigiau, nes mes linkę suvokti loginius ryšius nuosekliai, nesąmoningai, net jei ir didelės logikos tarp jų nėra, nekvestionuodami. Būtent todėl dažnai susijame dalykus, kurie neturėtų būti susijami. Įvairiausi poveikio specialistai tai puikiai žino ir naudojasi. Todėl yra itin įtaigus pasakojimo būdas. Ir jei ši trumpa įtakos pamokėlė tau patiko, parašyk, paskambink, pakomentuok, pasidalink. O geriausia, nieko nelaukdamas pradėk mokytis kalbėti įtaigiau irgi. Ačiū.